Kodėl reikia blokuoti pneumatinę pakabą, kada keliate automobilį arba keičiat ratus? Dėl to, kada jūs pakelite automobilį į viršų, adaptyvi pakaba mato, kad automobilis skraido ir nuleidžia iš visos sistemos pilną orą. Ir tada, kada jūs leidžiate automobilį ant ratų, tuščia, kreivai atsistoja pagalvis, lenkėsi aukščio davikliai ir atsiranda daugiausia problemų. A6, C7, įdomus automobiliukas, tuoj parodysiu, kaip blokuojasi pneumatinė pakaba. Jeigu mes žiūrim ant panelės, yra mygtukas Cars. Kada mes jį spaudžiam, atidariusi valdymo panelį, galim pakelti automobilį ir pastatyti skirtingus režimus. Taip, dabar šalia yra mygtukas pas mus Cars Systems. Šitas mygtukas randasi prie rutuliuko va šitoj vietoj. Mes spaudžiam mygtuką Cars Systems, atidarusi serviso panelę. Sukam rutuliuką iškart į dešinį, pakliūnam į servis, spaudžiam šitą rutuliuką, kurį sukam į apačią ir atidarosi režimai. Air Suspensions. Sukam rutuliuką Air Suspensions, vėl spaudžiam rutuliuką, atidarosi panelį, sukam rutuliuką on, spaudžiam ir pakaba užblokuota. Tik dabar galima kelti automobilį, keisti padangos ir daryti visokius remontėlius, kaip jums patogu. Įdomus, gražus automobiliukas, šiuolaikiškas, dabar jis labai madingas. Tai va tokie, gerbkit savo automobilį, žiūrėkit, gero kelio.